tinka tiek profilaktiškai tiem žmonėm, kurie jaučia nerimą, stresą, išgyvena kažkokius tai problemas su stresu, visiems, kurie susinervuoja galbūt per dažnai tiesiog ir panikuojantiems profilaktikai. Ir jie tinka pačios panikos metu, pačio, sakykime, išėjimo iš savęs metu. Arnas rašo, žiūrėkit, ką gražaus rašo Arnas, va. Nuostabus terapeutas, savo ramiu balsu puikiai įveda į hipnozę ir padeda suprasti savo pasąmonę. Tai, o pliusiukai, žiūrėkit, pliusas po pliuso čia jau tiesiog jau visa jūra. Okay, matau, galite nerodyti. Tai tada pradedu ir tada jums duosiu tą pratimą. Tikrai pasidalinsiu, nes labai smagus pratimas, įdomus ir jisai labai gražiai padeda. Tai aš jį pavadinčiau, taip aš pavadinimo tikslaus jau nežinau, tiesiog pavadinės 5, 4, 3, 2, 1. Taip lengviausiai atsiminti, ar ne? Tai ką tai reikia daryti? Pirmiausia, jeigu jaučiate kažkokius jau nemalonius jausmus ir jaučiate, kad auga jūsų panikos priepuolis, arba bet kuri kita situacija, kurioje jūs jaučiatės nekomfortiškai savo emocijų atžvilgių, padarykite 3-4 gilius įkvėpimus ir iškvėpimus pilvu. Panašiai kaip ir praeitą pratimą kalbėjom, ar ne? Galima daryti netgi tokius įkvėpimus, išleidžiant ir į garsą, arba įtraukiant ir iškvėpiant savo, koks jums ten išeina. Tai irgi padeda girdėti savo garsą kvėpuojant. Po to kita dalis pratimo, kas rašykite, tai aš lėčiau pasakysiu, reikia aplinkoje surasti 5 daiktus. 5 daiktus, kuriuos jūs matote. Ir juos įvardinti pavadinimais, ką mato tuo metu konkrečiai. Ramiai, lėtai. Matau dabar savo žalę gertuvę. Joje yra trečdalis neišgertų mano gėrimo. Kažkas panašaus. Tada matau iš save savo mikrofoną. Matau iš save Astą, kuri žiūri ir linkčioja galvą. Tai yra, stebėt visą aplinką ir įvardinat 5 daiktus. Kai įvardysite 5 daiktus, tada antra partimo dalis. Rašykit 4. Tada jūs būtinai pasižiūrite, ką galima pajausti arba pajausti paliečiant. Bet paliečiant nebūtinai ranką. Galite, jeigu ten galite, tarkim, autobuse, kur nors troleibuse važiuoti, galite kur nors kūnų pajausti, atsiremti kažką, galite ranką ieškoti tų daiktų. Tai ką aš galiu tuo metu pajausti? Savo medžiagą kokią nors audinį ant drabužio, kurį aš jaučiu, ar iš šiurkštus, ar iš švelnus, stalą, kurį aš dabar liečiu, kokia ta tekstūra mano stalo, ar ne? Aš ją prieš tai čiupinėjau, liečiu, aš galiu pajausti atlošą šitos kėdės. Jeigu aš pastoviu vaikšto, aš galiu nueiti patikrinti kokį kamuoliuką, paėmė savo šuniuko pačiupinėti. Bet būtina vienas dalykas. Garsiai savo balsu įvardinti, ką jūs tuo metu liečiat ir ką jaučiat tiesdami. Tai va, tokia viena iš sąlygų svarbių. Tada sekantis 5 matau, 4 jaučiu, 3 girdžiu. Atkreipti dėmesį į aplinką ir įvardinti 3 dalykus, ką jūs girdite. Tarkim, girdžiu ten kokį nors skalbimo mašinos užimą. Girdžiu pravažiuojantį automobilį, čia tikriausiai lengvas automobilis pagal jo garsą. Girdžiu čiulbančias lakštingalas už lango. Įvardinat ramiai, lėtai savo įvardinat, surandat 3 dalykus, kuriuos jūs tuo metu girdite. Nu ir jau kaip supratot, tada 2, kaip jums atrodo, kas bus 2? Užuodžiu. Būtent, jau logiškai galima seka atsiranda, ar ne? Suuosti 2 kažkokius kvapus. Ir čia jau įdomiau, čia jau reikia šiek tiek padirbėti, kad juos surasti. Vieną kvapą galima gale dienos surasti kur nors šalia savęs, savo kūno, pakėlus ranką, ar ne, juokauju čia. Bet, iš tikrųjų, šalia savęs turit kvėpalus, įvairius, tarkim, moterys kremus. Vyrai galbūt gali nueiti į vonę ir susirasti kokį nors kutimosi losjoną ar tai putą, sakykime. Mes galim kvapus turėti įvairius. Jau galų gale nerandate knygą. Kiekviena knyga turi savo kvapą. Galima ir ten paieškoti kvapo. Tai yra, iš tikrųjų, kaip pagalvoju, markeriai.
nusimkit kamštuką, tas rašiklio dalis kvepės kažkokiu ingredientu, kuris užpiltas tame markeryje, ne? Jeigu uoslę gerą turite. Tai galim, printeris, aš dabar žiūrau, mano printeris, kai jis įkaista, jis tikrai skleidžia kvapą, galima jį surasti. Tai yra, suranda 2 daiktus, kuriuos taip pat įkvepia ir dėmesio, kieno tai kvapas ir koks jisai savo pojūčiais tas kvapas. Išvardinant kelis faktorius, kaip tas kvapas jums kvepia ar ten nekvepia. Nu ir paskutinis 1. Kaip jums atrodo, kas būtų tas 1? Visiems prašykit greitai. Kas greitai prašys, bet kas galėtų būti tas 1? Ką dar padaryti 1 reikia? Mes matėm. Variantų kol kas nėra. Klausėm, ragavom. Skonis. Gintarė rašo skonis. Aš dabar išsidaviau. Mes suodėm ir taip, ačiū Gintarė, taip, skonis. Paimti ir kažką paragauti. Čia rimtai, galite, nežinau, kaip juokavo vienas kolegas, sako, palaižyti prakaituotą pirštą ar delną, tai irgi galima ir pasakyti, koks tai skonis. Bet čia ne apie tai, geriau nueiti kažką paimti virtuvėje, jeigu taip tokia galimybė yra, jeigu jūs gatvėje nusipirkti kažką, galų gale ir tas vanduo turi kitą kartą savo skonį atsigerti, kur ten jūs randatės. Paragauti kažką. Paragauti ir vėlgi dėmesio savo, balsų, pusbalsių, bet ne mintyse, o tai, kad jūs išgirstumėte save, pakartoti, ką tuo metu jūs paragavę, pajauti, koks tai buvo skonis. Ir šitas pratimas labai padeda. Jį reikia išmokti, jį reikia treniruotis, jam reikia skirti laiko, kad jisai taptų jūsų patirtimi ir tokia nuolatinė automatinė praktika. Praktikuokitės, darykite tai ir be jokios priežasties, bei jis padeda ir taip sutelkti dėmesį, nukreipti nuo minčių, nuo to vidinio nuolatinio pokalbio pačios su savim, kuris kartais įkyri. Puikiausias pat. Baimių įvairių metų, kai žmogus, tarkim, nepagrįstai kažko bijo, puikiausiai tinkantis. Linkėjimus turim, Vygandai. Ačiū jums labai. Kristina rašo. Na, iš tiesų labai įdomus pokalbis, pasidalinimai ir visi komentarai vis dar eina ir aš labai dėkoju visiems, kurie šiandieną dalinotės, kurie pagalvojote apie kitus, kurie norite padėti kitiems. Tai jeigu norite specialisto pagalbos, aš dar kartą įkeliu nuorodą, kur jūs galite parašyti Vygandui su milijoniere kodu, jūs gausite nuolaidą, o tie, kurie šiandien nežiūrit, netgi gausit nemokamą pagalbą. Ir taip pat tie, kurie nori padėti kitiem, tiesiog trūksta žinių, bet norite išmokti tai padėti, ar ne, žmonėm, tai vėlgi su milijoniero kodu jūs gausite 20% nuolaidą mokymam.